Ir už tai buvo baudžiami. Collinsas. Sonny Weemsas gražiai. Sonny Weems. Jeigu dalyvaus šis žmogus LKL Oro karaliaus konkurse ir... Kam? Marakovičiui fiksuojama pražanga. Marko Popovičius raminamas. Ne, nereikėtų dabar techninės pražangos, švilpukas buvo. Ai, Popovičiui netgi fiksuojama pražanga. Nereikėtų įsivelti. Monė atsidengęs nuo Jankūno, nepataiko kamuolys Marko Popovičiaus rankose. Sonny Weemsas iki galo, taškai ir pražanga. Sonny Weemsas už tą techninę pražangą, emociškai labai svarbus taškai. Jie verti galbūt pelno 29 tašką. Taškai, Dainius Šalenga per iškeltą varžovo ranką pataiko fantastišką metimą. Įsideda dabar Žalgirio arenoje, nėra Marko Popovičius jau su kamuoliu lekia į priekį. Greitas Žalgirio žaidimas šiandien duoda rezultatą ypatingai antroje dalyje. Varžovai turėtų būti pavargę labiau. Marko Popovičius apeina Matthew Nilseną atgal, Collinsui paskraidina varžovą, nemeta pats Collinsas, Popovičius yra! Marko Popovičius pagaliau padaro tai, ko visi taip laukė čia arenoje. Lygina rezultatą Marko Popovičius pelnydamas 19 tašką. Puikiai Dežonas Collinsas. Mažą penketą išleidžia Aleksandras Trifunovičius, be tikrojo centro. Marko Popovičių prižiūri Zoranas Planičius, Matthew Nilsenas lieka prie Šalengos. Paulius Jankūnas su Puškovu. Galima būtų per Paulių Jankūną surengti kažką pavojingo. Patyręs Paulius Jankūnas turi daugiau patirties. Sonny Weemso rankose kamuolys prieš Ikelatis, 15 sekundžių. Žalgiriui reikia taiklaus metimo, norint pergalės. Tarsi NBA lygoje. Sonny Weemsas paskutinėmis sekundėmis turi kamuolį, ruošiasi lemiamam metimui. Salė atsistojusi. Sonny Weemsas veržiasi. Sonny Weemsas! Buvo kažkas fantastiško. Sprogsta nuo triukšmo Žalgirio arena. Sonny Weemsas įrodo, kas yra tikras lyderis. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai turi šansą, turi 4 sekundės. Išmuštas kamuolys. Nėra. Viskas. Kauno Žalgiris iškovoja pergalę. 95-94.